Suprato? Mes dirbame su moderniausia remonto įranga. Suteikėme 3 metų garantiją. Esame vieni didžiausių, bet nebrangiausi. Remartas. Kėbulų remonto sprendimai. Sveiki, čia laida Ne vienas kelyje. Su naujais metais – geresniais, smagesniais, linksmesniais ir be abejo saugesniais. Galų gale į Lietuvą atėjo žiema ir nors draudikai skelbė, kad avarijų padaugėjo 1,5 karto, man rodos vairuotojai tapo mandagesni, atidesni ir draugiškesni vieni kitiems. Tačiau ne visi. Kaip tik apie tokius ir apie šventes pirmasis mūsų reportažas. Praėjusios savaitės buvo tikras švenčių maratonas. Kūčios, kalėdos, naujieji metai. Progų švęsti buvo pakankamai. Galbūt vieni tai darė saikingai, kiti ne. Tačiau vairuotojai dar ne visi supranta, kad išgėrus nevalia sėstis prie vairo. Kai kuriems nors kuolą ant galvos tašyk. Panorėjo važiuoti ir važiuos. Važiuos tol, kol atsitiks nelaimė arba tol, kol paklius policijai į nagus. Apie saugumą keliuose jiems matyt kalbėti nėra prasmės, nes žodžiai jų ausų dažniausiai nepasiekia. Tai supratome kartu su kelių patruliais Kalėdų vakarą išvykę į kelius ir gatves. Policija iš anksto pranešė, kad Kalėdų dienomis bus sustiprintas patruliavimas. Didžiuosiuose miestuose ir šalia jų vykstančių reidų metu pareigūnai tikrins vairuotojų blaivumą. Taigi išvykę į reidą tikėjomės, kad visi sėdintys prie vairo bus pavyzdingi, o savo šventę sugadins tik savo jėgas dėl vienos šampano taurės pervertinę kalėdotojai. Ir ką jūs manote? Pirmasis mūsų vizito metu įkliuvęs pažeidėjas 2,4 promilės įpūtęs jaunuolis. Maža to, jis net neturi vairuotojo pažymėjimo. Ar žmogus tokios būklės gali saugiai vairuoti? Spręskite patys. Žinoma, jei pavyks suprasti, kokius kelionės motyvus jis dėsto. Galiu paaiškinti paprastą situaciją. Dėl to, kad važiavau pagal atsakomybę baudos. Galit pareikšti, tą momentą. O nepagalvoji, kad yra gatvėse kiti eismo dalyviai? Jeigu sėstų draugo su teisėm, jisai turėtų pradėjimo teisų 4 metų, didelę baudą. Aš pats sutikau dėl to ir aš neslėpiau, čia ne pirmą kartą buvo. Bet ne pirmą kartą sėdai girtas prie vairo? Be abejo. O tai ta prasme atsakomybės kažkokios nesijaučia prieš kitus eismo dalyvius, prieš tuos pačius keleivius? Aš jaučiu atsakomybę visą pilnai. Dėl to, ta prasme, kad, kaip čia pasakius, aš žinau, vis tiek anksčiau ar vėliau aš papulsiu, nes sakau, dar kartą, ne pirmą kartą važinėjau, bet teisiau, ta prasme, draugai, daleiskim. Iš dalies, sužinos, kad tą dalyką aš padariau oficialiai, daleiskim, kad pagavo, ten taip toliau, ten, ta prasme, baudą gavau. Ir kokios pasiekmes tada bus? Pasiekmes, piniginė, atiduosiu vieną atlyginimą ir viskas. Ir ką, ar toliau važinėsi girtas? Ne, nevažinėsiu. O ką jie padarys, baudą duos ir viskas. O ką tu kitiem gali padaryti važinėdamas girtas prie vairo? Galiu daug ką padaryti. Aš teisių neturiu. Jie tik tai galėtų teisės atimti, taip, iš dalies. O ko tau reikėtų, kad pradėtum galvoti, nesėstum prie vairo girtas? Kas turėtų nutikti, kad tu pasikeistum, pradėtum galvoti apie tokius poelgius kitaip? Be abejo, iš dalies būtų labai malonu, kad bent jau kažkiek mąstytų kaip aš, kaip iš dalies, bet tai čia suprantat, visi skirtingi žmonės, taip? Ir vieni mąsto kitaip, kiti dar kitaip. Ir taip toliau pasakius.
Taigi ir taip toliau, o toliau dar gražiau. Nors jaunuolių kompanija buvo iš anksto sugalvojusi planą, kaip jų manymu gauti mažesnę baudą ir tikrasis savininkas su vairuotojo pažymėjimu, kad jo neprarastų, BMW nevairavo, tačiau nežinojo, kad tokiu atveju automobilis gali būti konfiskuotas. Girtojo vairuotojo draugui net žandikaulis atvipo, kai sužinojo, kad automobilio niekas kitas, net ir blaivas, iš čia paimti negali ir kad dabar kelias savaitės iki teismo jis priverstinai stovės saugomoje aikštelėje, už kurią taip pat reiks mokėti. Kiekviena diena kainuoja. Taip. Nu to kaip čia taip? Tai galbūt galima, jeigu... Tai dar teismas gali nuspręsti konfiskuoti. O jeigu mėnesį teismas nuspręs laukti, tai man reikės mokėti už visą mėnesį ar kaip? Tai aš sumokėsiu. Teismas bus po 3 savaičių. O ir man už 3 savaitės reikės mokėti už aikštelę? Taip. Taip. O tai kaip čia taip? Nu taip, kad vairuotojas neblaivus. Pas mus yra vairuotojas, kodėl jisai negali nuvaryti mašiną? Todėl, kad už tokį pažeidimą Kokį numatytas pažeidimą? neblaivus be vairuotojo pažymėjimo, O tai- transporto priemonės konfiskaciją teismas supratau. gali paskirti. Tai gal ir nepasiimsit šitos transporto priemonės, kaip teismas nuspręs. Jeigu teismas nuspręs konfiskuoti šitą transporto priemonę, tai Čia viskas priklausys nuo teisėjo. Reikia, jeigu tai vertingi, tai aš galiu nuimti ratas. Ne, negali. O kodėl? Jeigu aš už ratus mokėjau 2,5 tūkstančio. Tai nufotografuos ratus ir jums, jeigu grįžins mašiną, tai su tais pačiais ratais grįžins. Be to, savininkui gresia ne tik mokestis už automobilio saugojimą, nuvežimą į aikštelę, bet ir bauda už perdavimą vairuoti transporto priemonę asmeniui, neturinčiam teisės jos vairuoti. Priminsime, kad transporto priemonių vairavimas neblaivių vairuotojų neturinčių teisės vairuoti yra baudžiamas nuo 1158 iki 1448 eurų bauda su arba be transporto priemonės konfiskavimo. Tad vieno atlyginimo, kaip tikėjosi pašnekovas, gali ir nepakakti. Gali būti toks dalykas, kad negrąžins mašinos. Gali būti taip. Tada papuoliau 10 eurų. Jeigu jam negrąžins, nes ne mano mašina, jam reikės atpirkti mašiną. Šitą mašiną Tai čia, kainuoja. kai jūs būsite teisme, tai tada spręs. Jums reikės atvykti į teismą. Ne, tai be abejo. Aš suprantu. Štai taip baigėsi apgirtusiųjų pasivažinėjimai ir mes su policininkais toliau būdime kelyje. O čia Kalvarijų gatve Prietemoje slenka automobilis. Negreitai, neįjungia žibintų. Įtartina. Gal tikėjusi pro pareigūnų ekipažus prasmukti nepastebėtas? Nepavyko. O sustabdytas buvo ne be pagrindo. Slapukas senjoras įpūtė daugiau nei leidžiama norma – 55 promilės. Bet tai dar ne viskas. Jis taip pat su savimi neturėjo vairuotojo pažymėjimo. Mat išduoto laikinojo galiojimo laikas jau buvo pasibaigęs, o tikrasis atimtas, kaip pats vairuotojas paaiškino, už muštynes. Ar būna ir taip? Jūs viršijot leistiną normą, įputėt 0,55. А права у вас есть? Нет. Отобрали уже? Да. За что? За что? Права за драку? На дороге. Будет суд вам? Суд надо будет. Суд? Суд. У меня самый лучший адвокат. Хорошо. Nuo vakaro rekordininkas Mercedeso vairuotojas. Iš pradžių jis atsisakė pūsti į alkotesterį. Jūs atsisakot pūst? Aš noriu pasitikinti, aš atsisakau dabar pūst. Šiuo metu tikrai. Atsisakot pūst, taip? Žinot, kad atsisakymas yra sunkiausia iš šitų aplinkybė. Bet vėliau persigalvojo ir įpūtė 2,32 promilės. Vairuotojas visais įmanomais būdais slėpėsi nuo žurnalistų ir vis juos kaltino, neva viešoje erdvėje pažeidinėjančius jo teisės. O štai apie pareigas matyt ir pamiršo. Irgi mano teisės, irgi, pavyzdžiui, jūs esate instancija kokia? Viršesnė negu žurnalistai ir kaip dabar gaunate? Mes, kodėl viršesnė? Ir aš visiškai neturiu jokių teisių. Surat visi ir teisės, ir pareigas nepamirštam. Per 4 kalėdų švenčių dienas policija nustatė net 178 atvejus, kuomet transporto priemonės vairavo neblaivūs asmenys. Taip pat policijai įkliuvo 92 neblaivūs dviračių vairuotojai. Taigi kai kuriems stikliuko mėgėjams vairuotojams šventės apkarto. Na, o dabar linksmesnė tema. Tikriausiai girdėjote, kad šiemet Dakaro maratone Lietuvai atstovaus net 3 lietuvių ekipažai. Kaip tik apie vieną tokį ekipažą ir jų lietuvišką automobilį dabar reportaže.
Jeigu jūs galvojate, kad Lietuvoje negaminame automobiliai, labai klystate. Šis mūsų reportažas apie lietuvišką automobilį pagamintą Prienuose. Tiesa, jis neskirtas važinėti nei į darbą, nei į sodą, jo tikslas – Dakaro maratonas. – 2016 metų Dakaro lenktynėse dalyvaus 3 lietuvių ekipažai. Vienas jų, Vaidoto Žalos ir Sauliaus Jurgelėno duetas, pilotuos Seat Leon pagrindu pagamintą automobilį, kuris šiandien turi startuoti jau pirmame šių metų Dakaro greičio ruože Argentinoje. Tai unikalus lietuvių konstruktoriaus, inžinieriaus ir mechaniko Dariaus Biesevičiaus kūrinys. Idėja sukurti šitą automobilį gimė Dakare, bežiūrint į daug tų tokių automobilių sukurtų savomis rankomis. Žmonės jų padaro įvairiausių, visokiausių. Aš irgi tam vienam projekte dalyvavau, to Mebaro kūrime, kur Antanas važiavo. Ir galvojau, kad aš galiu padaryti geriau negu ten buvo padaryti. Ir tas ir buvo pagrindinis stimulas, kodėl aš sugalvojau padaryti automobilį savo grynai kūrybos, kur manęs niekas neriboja, kur aš galiu pats savo rinktis ir pats savo daryti, ką aš noriu. Galvoju, kad surinkęs visą geriausią patirtį, visą geriausią technologijas, ką aš žinau ir ką aš galiu panaudoti ir neišeinant į kosmosą pinigų atžvilgių. Kadangi idėja buvo padaryti automobilį lengvesnį, mažesnį negu tikrieji Dakaro džipai, sugalvojau, kad naudosiu lengvojo automobilio kaip ir pagrindinę bazę, pagrindinius matmenis. Ir tada pasikalbėję su keletu atstovų automobilių, Seatas sutiko man duoti kokpitą, kuris čia panaudotas, lempas, dar visokių daiktų, kurių man reikia, ir todėl aš pasirinkau Seatą. Tada grįžus iš Dakaro, permastęs visas mintis susidėliojęs, susibraižęs, grubiai pasidaręs eskizus, pradėjau ieškoti, su kuo galima būtų bendradarbiauti, kas man pridėtų finansinių pajėgumų. Tada su Saulium šrutulioję šitą idėją gegužės 1 pradėjom kurti automobilį. Automobilio rėmo konstrukcija suvirinta iš vamzdžių, kai kurios karkaso dalys sujungtos su saugos lankais. Automobilis buvo ne kartą tobulinamas, mazgai daromi iš naujo, ne viskas gavosi iš pirmo karto. Visų pirma turėjo agregatus, juos irgi sugalvoti iš karto, ką tu naudosi. Šiuos susigalvojau, turėjau visus, dedi, padarai, pasižiūri, kad neveikia, netinka. Tas agregatas pats įsideda, bet ten kažkoks tai jo, pavyzdžiui, turbinų mes čia išbandėme šitam modelyje, žinau, gal 8 variantus. Kai kurios jų net netelpa. Tai pačiai greičių dėžės buvo keletas variantų, tai pačiai, daug buvo daiktų, kuriuos dėdavom, netinka, perdarom. Automobilio širdimi buvo pasirinktas Seat Ibiza 1,9 litro darbo tūrio 160 arklio galių turbodizelinis variklis. Jo galingumas buvo padidintas 4/4 iki 210 arklio galių ir 400 Nm sukimo momento. Ši jėgainė buvo pasirinkta todėl, kad Dariaus manymu tai vienas patikimiausių agregatų ir galima lengvai keisti jo parametrus. Aš manau, kad to užtenka. Kokioj klasėje mes įdarėm, tai 3 klasėje greitis apribotas iki 150. Jeigu tu gerai sudėlioji pavarų dėžę, teisingai ją suprojektuoji, jis gaunasi pakankamai dinamiškas, tas automobilis. Transmisijos agregatus Darius pasirinko tuos, kurie jau yra gerai patikrinti Dakaro lenktynėse ir vertinami, nes yra labai ištvermingi. Sadef pavarų dėžė, priekinis Nissan ir galinis Mitsubishi reduktoriai Dariui abejonių nekelia. Jie Dakarą tikrai gali atlaikyti, tačiau bene silpniausia vieta yra turbina. Jų per testus buvo pakeista ne viena. Yra daiktų, kurie gaminti Lietuvoje ir kurių mes tik tai bandymų būdu ir galim sužinoti, kiek jie gali laikyti. Ir yra kai kas sudilo, sakykime, per 2,5 tūkstančio kilometrų teko pakeisti šiek tiek konstrukciją. Buvo kas nulūžo tam nelemtajam pasaulio etape. Irgi pakeitėm konstrukciją, pradėjom naudoti kitokius daiktus. Bet Dakaras yra tokios varžybos, kur tu nežinai, kada kas gali atsitikti net ir visiškai naujam automobiliu ir naujom detalėm. Tikėkimės, kad mes atitestavom teisingai viską. Vaidoto Žalos ir Sauliaus Jurgelėno ekipažas Dakaro lenktynėse varžysis T3 klasėje, kurioje automobiliams leidžiama santykinai nedaug tobulinimų. Reikalavimai yra tas, kad variklis turi būti standartinis, negalima nieko ten daryti. Stabdžiai turi būti standartiniai, nebūtinai Seato, nebūtinai, gali būti bet kokio automobilio, bet standartiniai. Toliau sankaba turi būti standartinio tipo. Ir dar yra tokių apribojimų ne vienas.
Bet pats sudėtingiausias procesas ir iš tikrųjų, kurio dauguma neįvertina ir aš pats net pilnai neįvertinau, kiek tai yra sudėtinga ir kiek tai yra brangu, tai yra testai. Dabar šiai dienai mes esam prasukę virš 3000 km greičio ruožų ir apie kokius 6000 paprastų. Tai yra mes jau esam Dakarą nuvažiavę. Aš manau, kad savo klasėje automobilis gavosi konkurencingas labai, nes mes buvom porą pasaulio etapų išvažiavę, aišku, jie mums baigėsi liūdnai. Vienam paskendom, kitam sulūžo. Bet tiek, kiek matėm rezultatus, tai mes savo klasėje galim laisvai pakonkuruoti su pačiais stipriausiais. Kadangi komandos biudžetas nėra labai didelis, tai jo sudėtyje yra 3 mechanikai sudarim priešakyje, lenktynininkų ekipažas ir mechanikų sunkvežimis su dalimis. Jų prireiks nemažai, nes originalių lietuvių auksarankių pagamintų dalių Pietų Amerikoje nebus iš ko pasiskolinti. Aš manau, kad visko turėsim pakankamai nemažai, nes net plasmasė, sakykime, tos, kurios buvo testinės, tai jos visos dabar važiuoja kaip atsarginės. Mes jas nuėmėm, kadangi jos per sunkios, bet kaip atsargai, tai jos puikiausiai tinka. Be abejo, visiems įdomu, kokiegi šios naujos debiutuojančios komandos tikslai. Dakare mūsų tikslai yra 3 gal net, sakykime. Vienas pasiekti finišą, čia pats pagrindinis ir kuo aukščiau. Kitas būti prizininkuose savo klasėje, tai 3. Ir trečias pagrindinis turbūt mūsų tikslas yra alternatyvios energijos taurėje laimėti kažkokį, tai būti prizininkuose. Dar vienas komandos tikslas – visą kelionę naudoti ekologiškus, neste gaminamus NexBTL degalus. Tai antros kartos biodizelinas, kuris gaminamas iš organinių atliekų ir savo savybėmis ne tik, kad nenusileidžia tradiciniams degalams, bet kai kuriais parametrais ir lenkia. Laidą pristato, mes dirbame su moderniausia remonto įranga. Suteikėme 3 metų garantiją. Esame vieni didžiausių, bet ne brangiausi. Remartas – kėbulų remonto sprendimai. Laidą pristato, mes dirbame su moderniausia remonto įranga. Suteikėme 3 metų garantiją. Esame vieni didžiausių, bet ne brangiausi. Remartas – kėbulų remonto sprendimai. Tęsime laidą ir dar šiek tiek apie Dakaro lenktynes. Važiuoti Dakaro lenktynėse saugiai tokia frazė skamba šiek tiek neįprastai ausiai. Tačiau ar įmanoma lenktyniauti saugiai, paklauskime pačių lietuvių Dakaro lenktynininkų. Su jais kalbėjome dar jiems prieš išvykstant į Pietų Ameriką. Mes gal dėl to į maratonus ir važiuojam, kad keliuose esam labai turbūt padorus vairuotojai, vairuojantys saugiai. Tai Dakaro maratonas yra ten, kur gali vairuoti jau labai kraštutinai. Reikia važiuoti protingai, bet ta prasme tu vis tiek turi siekti kažkokios ribos. Ir jeigu tu nori rezultato, tu artėji prie ribos, kuri tikrai iš karto ribojasi su saugumo samprata. Nemažai žmonių sako, kad mes užsiemam ekstremalią veiklą. Ir aš su tuo iš tiesų nesutinku, nes aš manau, kad ekstremalu yra daryti, ko nemoki. Tai Dakare dalyvauti, jeigu tu esi profesionalas, yra profesionalu. Jeigu tu darai tai, ko nemoki, arba daugiau negu moki, tai yra ekstremalu. Tai aš manau, kad atsakymas iš principo padiktuoja. Aš manau, kad jeigu tu turi pakankamai išminties ir turi labai didelę patirtį, tai yra ganėtinai saugu. Kaip aš sakau, Dakare gali lenktyniauti tik taip pat su savimi. Tai yra perlipsi savo ribas. Neva norėdamas kažką pasivyti, tai pradėsi daryti klaidas. Tai tas pats galioja visų pirma šturmanui, tai yra nepasiduoti azartui, nepasiduoti tam medžiokliškam lenktyniavimui, pamačius priekį kitą pasivytą automobilį.
Tai visų pirma, tai aišku, šturmanui visada išlikti ramiam. Kiek nuo šturmano priklauso saugumas? Na, šturmanas yra visų pirma ekipažo psichologas. Tai jeigu yra geras santykis vairuotojo ir šturmano, tai aš manau, kad jisai tikrai gali nuteikti vairuotoją važiuoti tuo tempu, kuris yra idealiausias. Ir profesionalus šturmanas tikrai tą dalyką gali jausti pakankamai neblogai. Ir aš manau, kad Dakaro sėkmės 60% yra šturmano rankose, 40% vairuotojų. Gaila, bet aš taip manau. Jūsų automobilis yra sukurtas Lietuvoje. Ar jisai yra iš tikrųjų saugus? Aš manau, saugumo prasme tikrai yra saugus. Tai yra, mes net neėjom link visiškai minimalių reikalavimų saugos, o kaip tik yra pariebinta tiek saugos lankų specifikacija, visa kita. Tai yra, galėjom netgi palengvinti ir padaryti juos liaunesnius. Tai yra viskas padaryta tikrai su atsarga ir kad Darius kurdamas tikrai nepagailėjo to, nes jisai pats sakė, aš pats žinau, ką reiškia turėti įvykius arba klaidas trasoje, tai sako, puikiai suprantu ekipažą, todėl saugumo prasme tai jis nepagailėjo savo inžinierinių minčių. Džiaugiuosi iš viso, kad yra 3 ekipažai iš Lietuvos, o ta prasme yra daug dalyvių. Mes visi turim tikslus ir aš jokių būdų nepritarčiau lenktynėm tarp lietuvių, nes tai iš viso būtų labai kvaila. Mes turim iš tikro padėti vieni kitiem ir džiaugtis, kad mes esame ir linkėti vieni kitiem sėkmės. Iš toj situacijai svarbiausia, kad mes šiaip tuos savo tikslus, kuriuos iškėlėm, kad mes juos įgyvendintumėm. Tai čia yra pats svarbiausia. Linkiu visiems trim ekipažam įgyvendinti savo tikslus. Laida baigėsi ir aš norėčiau vairuotojus pasveikinti su geromis žiniomis. Seimas pritarė siūlymui rekonstruoti betoninį kelią Vilnius-Utena ir prižiūrėti jį viešos bei privačios partnerystės būdu. Pasirinkus investuotoją, darbai būtų jau pradėti šiais metais. Smagių ir saugių kelionių. Sudie.